Labadiena, šiandieną pademonstruosiu, kaip reikia nukopijuoti Horman HSM kodą iš seno veikiančio pultelio į naują gautą pultelį. Visų pirma, naujame pultelėje reikės ištrinti atmintį. Ja ištrinsime paspaudę 4 ir 2 mygtukus ir 2 mygtuką paspaudus 3 kartus. Demonstruoju. Paspaudžiu, sumirksi, 1, 2, 3. LED pradeda mirksėti greitai, atmintis išvalyta. Dabar kiekvieną veikiantį mygtuką kopijuosime atskirai. Paspaudžiu 1 ir paspaudžiu 1. Pultelis sumirksi, kodas priimtas, paspaudžiu 2, paspaudžiu 2. Vėl kodas priimtas, paspaudžiu 3, paspaudžiu 3. Kodas priimtas, paspaudžiu 4, paspaudžiu 4. Pultelis greitai sumirksi, kodas priimtas. Ir jau naujai pultelį galite naudoti, jo papildomai prirašinėti prie sistemos nereikia.